šventąja dvasia, visa garbė ir šlovė tarp amžių. Ernestas Jaunas Juozonis. Gimęs 1922 metais ir už 3 mėnesių man jau bus 87 metai, todėl jis liepė palikti savo darbų pėdsakus. Ką aš noriu padaryti, sutikau mielai. Labą dieną, sveiki visi čia susirinkusieji. Džiugu, kad šiandieną mes galėjome gyvai užgirsti autoriaus žodį, balsą, tai lyg tai būtų ir tarsi pasisveikinimas su mumis visais čia susirinkusiais. Labai džiugu, kad mūsų menininkas Leonas Ernestas Juozonis šiandieną yra su mumis Aukštaitijos žemėje, gimtojoje Pandėlio parapijoje. Pradžioje pats ilgai nesupratau, kas man rūpi labiau, ar skulptūra, ar tapyba, ar grafika. Kai vienas darbas man atsibosdavo, pradėdavau kitą, todėl išbandžiau viską. Apie savo darbus ir kūrybinius bandymus Leonas Juozonis Ernestas pasakojo 2002 metais išleistoje knygelėje Kraštotyrininko kelias.
Aš esu Edmundas Stašys, Leono Jozonio giminaitis, sūnėnas. Gimiau Žiobišky Dykanių kaime. Jozonis ir mano mama, brolis ir sesuo. Rokiškio rajone, Pandėlio valsčiuje, Geniškio antrojo sodyboje, Bronės ir Jozonių šeimoje, kurioje jau augo 3 vaikai, 1922 metais Liepos 24 dieną gimė 4. vaikas, sūnus Leonas Ernestijus. Regis mirksnių pralėkė vaikystė, mokykliniai bei studijų metai. Viesulų praūžė karų bei pokario juodi debesis, besispaidydami žaibų strėlėmis. Greit prabėgo tie metai, neaplenkė ir Jozonių šeimos. Tėvai brolys Albertas, seserys Ona ir Aldona jau iškeliavo į amžinybę. Jauniausias sūnus Leonas Jozonis, didysis tėvynės Rokiškio ir Pandėlio patriotas, garbės kraštotyrininkas, poeto Juozo Aisčio premijos laureatas, architektas, medžio drožėjas, skulptorius, koplytėlių bei paminklų kapinėse kūrėjas, paveikslų tapytojas, gabus šachmatininkas, aktyvus stalo tenisininkas. 1941 metų Birželio sukilimo dalyvis, Kauno sėlių organizacijos pirmininkas. Iškalė pastatė 10 ąžuolinių skulptūrų įvairiose Lietuvos vietose. 3 ąžuolinės skulptūros pastatytas Jozonio Edmundo sūnėno kieme Kaune. Jozonio iniciatyva atkurti Pandėlio bažnyčios bokštai, kurie buvo numušti per karą. Yra ir jo darbų ir Pandėlio kapinėse, jo paminklas prie Šakalio dvaro ir dar kitose vietose Pandėlio seniūnijoje. Važinėjant po Lietuvą, Jozonio darbų gali sutikti visur. Jozonio darbai baigti, liko tik jo garbingai įvertinti ir prižiūrėti. Pandėlio kultūros namuose Putkai, Virginijus ir Irena surengė Jozonio darbų, paveikslų ir skulptūrų parodą. Parodai medžiagą parūpino Edmundas Alma, bet paveikslus atsivežė Virginijus ir Irena iš mano namų Kaune. Čia yra tik maža dalis jo darbų, dalis paveikslų yra kolekcionierių prieglaudoje, dalis išdalinta į muziejus, o dalis dar mano namuose Kaune. Atkreipkite dėmesį, ant sienos yra jo tėviškės paveikslai. Aš galėčiau, kai būsim prie jo vienkiemio, parodyti, kuriuose vietose stovėjo kokie pastatai, kokie medžiai, kur kryžius buvo. Aš dar viską prisimenu. Geras, blogas dėdė buvo, kaip? Ne, tai jis geras, bet tik tai, kad aš pradėjau su juo draugauti, bendrauti, gal tik tai, kai man buvo 22 metai. Nu, tai jau suaugęs vyriaukas. Jau suaugęs. O gavosi taip, aš yra tremtinys, išvažiavęs į Sibirą 6 metų. Tai visien, mamytė pasakodavo. Mama pasakodavo, viską žinau, viską, taip sakyti, žinau, tik tai, kad tik žinau. O grįžus į Sibirą po 10 metų, aš baigiau profesinę technikos mokyklą Konstantinavoje ir iš karto į kariuomenę 3 metai. Ir vėl viskas nutrūko pilnai. Laiškai tik tai gal buvo, susirašinėjom kažką, tai apie po 3 metų iš kariuomenės grįžęs, o Kaune buvo mano 2 dėdės. Aš ir pradėjau tada draugauti ir bendrauti ir iki šiol. Na šiaip tikrai nuostabiai ačiū Jums, kad Jūs
randat namuose vietos visiem ir paveikslam ir jo prisiminimui, mums čia į aikštę viską iškėlė. Labai labai ačiū Jums, Edmundai, šaunuolis, ačiū. Na kągi, norėčiau pakviesti žodį tarti Levo Ernesto Jozonio atminimo įamžinimo prasmingos idėjos autorių, organizatorių, mecenatą ir tiesioginį vykdytoją mūsų Virginijų Bucką. Labai ačiū, Levoja, ačiū, kad čia ir visi kiti, kurie čia atvažiavo, kurie susirinko. Mums labai nuostabiai malonu. Tikrai aš neužimsiu daug laiko, kvietėm visus, aš manyčiau, kad visi tie, kurie kviesti buvo, kurie norėjo susitikti, tikrai jie čia atsirado. Čia daug įdomių istorijų bus, tikrai dalyvauti visur kur, nes dalykų tokių čia mes radom, kai tą visą tos rankraščius studijavom. Beveik, sakykim, čiutnė metus laiko mes įnikdavom žiemą ir negalėdavom atsitraukti. Žiūri, kad jau 2 valandos nakties. Mes dar skaitom. Jo, o man didžiuliai sentimentai yra. Ačiū visiems. Taip, tikrai širdis džiaugiasi, kad jūs norit pažinti savo gimtojo krašto, gimtosios parapijos iškilių žmonės. Tai vienas iš jų, taip, jo šiandieną 100-metis. Ir man labai patiko Edmundo žodžiai. Aš nežinau, sako, nei piešti, nei kalbėti, bet jūs tokį darbą darote, jūs namus atidavėte jo kūrybai. Taip, atidavėte. Nes kai mes nuvažiavom pasižiūrėti, tai iš tikrųjų tenai paveikslai gyvena ir pirmame, ir antrame, ir koridoriuje. Jie pasiliko tik savo mažus kambariukus tenai, kad galėtų gyventi. O šiaip jau Ernesto paveikslai gyvena jūsų namuose. Kaip kilo mintis organizuoti Jozonio darbų parodą šitame mūsų mažame parapijos miestelėje Pandėlyje? Su gerbiamu Edmundu mes jau ir gerbiamą Irutę, mes bendraujam jau seniai ir iš tikrųjų labai gražiai, kaip draugai, kaip pažįstami. Ir iš jų sužinojome, kad 2018 metais, labai svarbiais mūsų Lietuvai metais, jo darbų paroda, tapybos darbų paroda, buvo nuvežta į Lietuvos Respublikos Seimą ir labai sėkmingai buvo lankoma. Ir man labiausiai patiko tokie žodžiai habilituoto daktaro Stanislavo Sajalkos. Kokia nors forma gimtajame Rokiškio rajone galėtų būti įamžintas Jozonio atminimas. Taip, mes susižvalgėme, kur Jozonio atminimas? Tik jo darbai. O kur jo paties atminimas? Tik tai baigianti griūti troba? Baigianti griūti troba. Va ir taip mes kreipėmės į Pandėlio kultūros namų, tiesiog į Jūratę kreipėmės. Ir Jūratė pritarė mūsų minčiai ir suorganizavome, atvežėme šitos darbus iš Edmundo Stašio namų. Ir dar labai atkreipkite dėmesį, kai pasižiūrėsite į šitą paveikslą. Štai čia jo ir pavadinimas išduoda: šeima važiuoja į Onos po Kermošių. Ir dar vienas labai įdomus yra šioj parodoj piešinys. Ir jeigu jūs pasižiūrėsite, kas ten nupiešta, jūs matysite tenai Lietuvos kunigaikščius. Ir tuo metu, ar 76 ar 9 ten jis buvo Maskvos parodoj. Taip, aš skaičiau. Tai va, tai labai ačiū už dalyvavimą, aš daugiau laiko neatimu. Atkreipti dėmesį, ten yra skulptūrų projektai. Man atrodo, dabar šiais laikais tokių dalykų tikrai net neįmanoma būtų rasti. Tai yra rankų darbo piešiniai to laiko, projektai, eskizai, kas šiais laikais kompiuteris jau viską paverčia visai kitaip, taip kad tikrai unikalūs sudėti darbai, jo darbai, jo kūryba, jo medžio skulptūrų projektai. Tai va tikrai galvoju, kad reikėtų ten pasižiūrėti ir atkreipti dėmesį į tai, ką dar galima būtų pamatyti, va taip gyvai. Dar aš dėkoju visų pirma Virginijui už kvietimą ir
galimybę pabūt čia, tokia gražioje šventėje, pasižiūrėti, pasimėgauti tokiais gražiais, šiltais atsiminimais apie iškilų ir garbų šio krašto žmogų. Be abejo, tai žmogus, kurio nueitas gyvenimas verti pagarbos, didžiulės pagarbos ir tos atminties. Na ir nežiūrint į viską, ta atmintis, tie visi darbai, Leono Ernesto, kaip ir bet kurio kito iškilaus žmogaus, jie visada turi tokią, kaip pasakyti, riziką, ar yra tokia rizika, kad gali būti užmiršti, gali nugrimsti į kažkurį užmarštį ar praeitį. Ir šiuo atveju labai svarbus yra tie žmonės, kurie visą tai išsaugo ir liudija tą atminimą, kurie saugo, pristato ir pasakoja tą istoriją ir neleidžia jai nugrimsti į praeitį ir užmarštį. Šie žmonės ne šiaip savo šalia dabar. Aš noriu teikti mero padėką, kuri patvirtinta mero potvarkiu Liepos 20 dienos, numeris NV32. Ir būtent Irenai ir Virginijui Futkams už iniciatyvą ir paramą, statant paminklinį akmenį 100-ųjų gimimo metinių progą kraštiečiui, tautodailininkui, projektuotojui, visuomenininkui, 1941 m. birželio sukilimo dalyviui Leonui Ernestui Juozonui ir už jo atminties sklaidą ir saugą. Aš labai džiaugiuosi šiais žmonėm, kurie ne tik savo tokiu sunkiu darbu, fiziniu darbu, puoselėja savo kraštą, ūkininkauja, bet ir yra labai aktyvūs visuomenininkai. Juos sutiksi labai daugelį renginių ir tokių, kurie svarbus visam kraštui, kultūriniai renginiai. Džiaugiuosi, kad jūs randat jėgų, randat laiko, būtent visuomeniniai veiklai. Ačiū Jums labai. Kviečiu žodį tarti Seimo narį Joną Jarutį. Labai ačiū, kad atvykat ir radote tokio brangaus laiko. Gerą dieną, mėly žmonės. Ačiū, kad pakvietėt. Vėl kai kam kyla klausimų, kodėl apskritai iš čia esu. Na, kaip ne kaip, mano sąmoningo, kaip čia pasakyti, darbinio gyvenimo pradžia prasidėjo čia, visai netoli, Skapišky. Ir čia matau tokią pat pavardžią nešiojančių žmonių, pažįstamų, turbūt vis tiek kažkaip pavardė yra, jeigu turi tokią pat pavardę, kažkur, apie genealoginį medį pasakoja, galbūt kažkur yra ryšiai. Tai natūralu, kad šitas Ernestas Leonas ne tik skulptorius, ne tik architektas, bet ir Lietuvos patriotas, mano galva. Jis vienas pirmųjų, turbūt, šaulys, Rokišky 39 ar 40 metais, vienas iš pirmųjų stojęs į Šaulių sąjungą, tai sukilimo dalyvis, tai kartais net pavydu, kad vienam žmogui tiek yra duota, tiek energijos, kad tą energiją nešti per gyvenimą ir dalintis. Ir teisingai buvo pasakyta, žmogus yra prisimenamas tiek, kol yra gyvų jį prisimenančių. Bet šiandien šitas renginys ir apskritai, kieno dėka šitas renginys yra, tą pažinimą šiek tiek praplečia. O jeigu dar bus akmenį iškalta, tai aš manau, kad praplečia tūkstantmečiam. Tai tiesiog yra mūsų priedermė pareiga prisiminti mūsų kraštiečius, mūsų amžininkus, kurie savo gyvenimą neprašyti, turbūt niekieno, kaip sako, prašė, tai aš nusifilmau, liepė, sako, liepė, tai nusifilmau. Bet jeigu nebūtų liepė, tai jis to nebūtų daręs, jis tiesiog darė tą, ką darė. Ir aš noriu, vis tik tai čia mes su meru nesitarėm, bet drįsiu irgi Irenai ir gerbėmėm Virginijui, kurios pažįstu ne vienus metus, padėkoti už tai, ką jie daro. Apskritai lietuviai mes
truputį gailim gero žodžio. O pasakyti tą žodį reikia čia ir dabar gyviem žmonėm, kurie dalį savo gyvenimo pašvenčia kitiem. Tai Virginija, Irena ir jums. Parašiau aš savo padėką tokią. Tikiuosi turėsit jūs namuose ant sienos vietos darbus, kur pakabinti. Tai gerbiam Irena ir Virginijai Tautoms už prasmingą visuomeninę veiklą ir nuoširdžias pastangas įamžinant kraštiečių, Lietuvos patriotų, tautodailininko, kraštotyros žymūno, visuomenininkų, projektuotojo, 41 metų birželio švietimo dalyvio Leono Ernestui Zonai atminimui. Istorinė vėliava mūsų, tai turėsit sodybai. Ačiū dar kartą, būkit sveiki svarbiausia. Tik tai noriu pasidžiaugti dar kartą. Daug padėkos žodžių, daug visko išsakyta. Dar kartą ačiū Virginijai ir Irenai. Mes turbūt šio krašto žmonės ir ne tik gal rajono, truputėlį galime pelnyti primiršom šį iškilų žmogų. Ernestą Jozonį, kurio darbų ir pandėlys sutinka. Ir tikrai va tokias iniciatyvas primena mums, kad mes turim iškilius žmonės, mes turėjom juos išėjusius, bet jų darbai lieka. Ačiū Edmundui už šią gražią parodą paskolintą. Tikrai dabar artėja panos Kermošis, kuris čia nupieštas, į kurį vyksta. Tikrai pakviesit visus, kiek įmanoma, pamatyti šią parodą. Ir kad labiau praplėstų akiratį, ir labiau pažintų šį iškilų žmogų. Negaišinsiu jūsų laiką. Ačiū jums dar kartą. Vis tik ne. Tai gal tada mums įdomu. Va šitą fotografą pasakė paprašyti, kad padarytų jūsų visų nuotraukų paveikslų. Visus jūsų turi jau dabar. Ir su kėdė, ir su viskuo. O kas čia buvo? Zembernė. Nu, ji buvo karo. Traktorium problemų. Laukėme labiausiai. Gimiau čia, jau į Klaipėdą 73, važiavau 2000. Tai dar kartą sveiki, labai miela jūs čia visus matyti, ištikimiausius žiūrovus, dalyvius. Šitą renginį esam Geniškio 2 vienkiemyje, kur prieš 100 metų prasidėjo kraštotyrininko, tautodailininko, projektuotojo, meno saviveiklos žymūno 1941 metų Birželio sukilimo dalyvio, šachmatininko ir stalo tenisininko, Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungos garbės nario Ernesto Leono Jozonio gyvenimo kelias. Šis žmogus 1990 metais pelnė garbės kraštotyrininko vardą, o 1991 metais tapo poeto Aisčio premijos laureatu. 1999 metais apdovanotas kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu, o 2012 Kauno miesto Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungos garbės nario Jodo Vileišio žalvariniu medaliu. Paplokime už tokius nuopelnus. Šiandieną šioje garbingoje vietovėje mes ir atidengsim paminklinį akmenį pastatytą Irutės ir Virginijaus Putkų. Kviečiu atidengti paminklinį akmenį. Gerai. Vainyką. Ne.
Atminimo ir. Pagiu. Taip. Pagerbdami Ernesto Leono Juozonio atminimą, kviečiu sugiedoti tautinę giesmę. Lietuva tėvynė mūsų, turi Dievo žemę, iš praeities tavo sūnus, esi privesenę, tegul tavo vaikai eina, vien takais dorybės, tegul dirba tavo naudai ir žmonių gerybei. Tegul saulė Lietuvoj tamsumas prašalina, ir šviesa, ir tiesa mūsų žingsnius telydi. Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, vardan tos Lietuvos vienybė težydi. Ernesto Leono Juozonio gimimo ir gyvenimo istorijas mena šios apgriuvusios laiko sugaužtos sienos. Likę būsienojai, be svirties rymantis senas šulinio ritinys, medžių pavėsyje paslaptingai raibuliuojantis tvenkinėlio vanduo, po namu iškastas rūsys su slaptu išėjimu, senus laikus menantys plačiakė liepa ir galiūnas ąžuolas. Tik jie ištikimai dar tebesaugo šių namų dvasią. Paminklinis akmuo jau stovi ant tvirtų betoninių pamatų. Geniškio antrame vienkiemyje, kuriame ir gimė šis skulptorius. Pašventintas Pandėlio bažnyčios klebono Alberto Kasperavičiaus. Paminklas jau stovi ir stovės šimtmečius, kurį lankys praeinantys grybautojai, uogautojai, medžiotojai, o gal ir sustos pasiklydėlis. Apie Geniškį rašė ir Juozonis, kad į Geniškį atėjo Antanas Uzobinis 1842 metais, o mirė 1924, turėdamas 82 metus. O kai atėjo į Geniškį, jam tada buvo 3 metai. Ko gero jis čia užaugo ir apsivedė. Apsivedė Justina Daugelevičiūtė, irgi čia netolimo kaimo gyventoja. Tas buvo 1848 metais, mirė 1918, sulaukus 70 metų. Tai skaitosi mano proseneliai. Jie turėjo 2 dukteris. Elžbieta, gimusi 1880 ir Bronė, gimusi 1883 metais. Mirė sulaukusi 83 metų. Čia Bronė tai yra mano prosenelė. Pagal senus papročius prie ūkio turėjo likti vyresnioji duktė, bet išėjo atvirkščiai. Elžbieta anksčiau ištekėjo už Jurevičiaus nuo Pandėlio ir išėjo. Prie ūkio liko Bronė, mano močiutė. Pagal dėdės metraščius Juozas Juozonis 1879 metais mirė 66 metų,
mano senelis atėjo už kuriom iš gretimo kaimo. Turėjo 3 brolius, tame tarpe ir Juozas. Išvažiavo Ameriką užsidirbti pinigų, kad greičiau galėtų atstatyti ūkį. Grįžo 1913 metais. Ūkis, kaip matyti, tada gal buvo atstatytas, bet spėjo vėl sugriūti. Jūs dairotės ir matote, Edmundas sako, kai aš čia buvo plynas laukas, mes matome piešinyje. Taip, buvo plynas laukas, bet kai mes čia atėjom, buvo čia miškai, krūmai ir neįžengėme, ir balos aukšojo. Tai va, dabar mes tai padarėme, vėl aplinkui javai banguoja, taip, ir ant kalnelio stovi akmuo. Ir man labai patiko Vytauto pastebėjimas. Sako, jūs nebijokite statyti akmenį šitoj vietoj. Sako, ateis žmogus, pasižiūrės ir nustebs. Vau, šitokioje vietoje gimė, gyveno ir šitokius nuopelnus padarė Lietuvai žmogus, kuris taip čia gimė, tokioje vietoje. Tai va, ir perskaitysite pavadinimą Geniškis 2. Visą laiką klausiu, kodėl Geniškis 2, ogi ten toliau, ar jeigu atsisuktumėte, pamatytumėte Geniškis 1. Aš šiandieną su Jūratės pagalba tiesiog atšvietėm šitos sodybos planą ir vat, o stebuklę jį paliksime šiuose namuose. Ir tikimės, jeigu ne mūsų vaikam, gal mūsų vaikų vaikam bus įdomu, aš nesakau sodybą atstatyti, nebėra kas gyvena, bet nors padaryti paminklinį, tokį maketą prie šito akmens, kad iš tikrųjų akmuo nestovėtų vienas ir vienišas. Teko kreiptis į rajono kultūros skyrių Lietuvos šimtmečio progą. Na ir nekokį mes atsakymą gavom, na tai numojam ranką, ateis geresni laikai, kažką tai mes padarysim. Nu, ne tai, kad mes gal nebuvo tokių idėjų. Galų gale buvo rastas akmuo, mano tėčio žemėse, didžiulis, mes jį šiaip taip iškrapštėm, išprašėm į dienos paviršių ir, suprantat, važiavom su skulptorium, menininku, geros sielos žmogumi Vytautu, ir jis įsirinko vieną iš tų, mes turėjom pasiūlymų ir daugiau. Šis akmuo sveria beveik 8 tonus. Tai va, dabar čia mes matom jo darbą, Vytauto Jasinsko, ir kviečiame prie šito paminklo. Aplojam. Aš suprantu, kad nelengvai viskas gavosi. Mikrofoną keletą žodžių. Kaip gavosi? Kiek ten tų diskelių buvo supjauta? Kiek visi menininkai, skulptoriai sako, atjaunam, atkalam, atmušam, kas nereikalinga, paliekam, kas naudinga. Ir taip ir gavosi. Kalam ir nukalam. Baisi čia problema. Akmenį teisingai važinėjom po apylinkės, ieškojom, tas netinka, tas suskylęs, tas per aukštas, tas per mažas. Įsirinkom, kuris jau atrodė tinkamas. O kai pradedi dirbti, pasirodo, kad jis irgi turi šiokių tokių trūkumų. Teka viskas kažkaip ir keičiasi toj dirbant viskas. Nu, bet išėjo kažkas, viską ačiū už dėmesį. Aš labai nuoširdžiai dėkoju, lenkėmės jūsų auksiniam rankom, jūsų kantrybei ir buvo labai malonu su jumis bendrauti. Kauno dienraštyje pamačiau kamputyje Lietuvos žemėlapį, schematinį Lietuvos žemėlapį, ant kurio buvo parašyta Lietuvos sėlių gentis iki Lietuvos suvienijimo Mindaugo laikais. Ir tarp kitko šiaurės rytinėme kampe šito žemėlapio stipriau užtrichuota teritorija, parašyta dideliam raidėm sėliai. Taip iš tiesų
iki 13 amžiaus, čia, kur mes dabar visi esame, ir ne tik tai, tai būtų Zarasų, Rokiškio, Biržų, Kupiškio, iš dalies Pasvalio, iš dalies Anykščių, Utenos rajonų ribose gyveno gentis. Taip pat ir Latvijoje, nuo mūsų čia į šiaurę iki pat Dauguvos, kuri vadinosi Sėliais. 13 amžiuje, tada, kada Mindaugas suvienijo gentis, apie Sėlius mes labai mažai bežinom. Net ir rašytinių paminklų jokių nėra. Na, Latvija šiek tiek daugiau tyrinėjo šitą sritį. Taigi, tai gerbėmieji, jeigu jūsų seneliai, proseneliai ir taip toliau kilę iš šitų vietų, mes visi esam Sėliai. Sėliai, didysis Sėlis, tai buvo, kuris kvietė Sėlius ir jiems prijaučiančius kauniečius periodiškai į susirinkimus. Ir kas man pirmą kartą nuėjus labiausiai įsiminė, kad jis prabilo gryną kupiškėnų tarme. Nors ten buvo susirinkusių ir biržiečių, ir galbūt panevėžiečių, ir taip toliau ir anykštėnų. Gerai, tegul būna jisai. Tegul būna. Pakelkite biškį žemį, pilsim. Šversto akmenų šaknim. Kuris kurį išvers, taip dar. Tai ąžuolas stipresnis? Sakė per giliai miškininkas. Jo, miškininkas sakė per giliai. Gerai dabar aukštas, ar dar kasam? Nu, mačias. Pusės sprindžio. Pusės sprindžio, dar pakeliam. Palaukit miškininką. Miškininkas sakė keliam, tai keliam. Tu kur vandenukas? Kas vandenuką nešia? Gedimėlė tu vandenus. Čia užpelė ėdonis, ar ne? Na, sustokit visi paskui. Tikrai norėtume, kad šis dailus ąžuoliukas žaliuotų. Vandens tai bus mažai. Vadinasi, reikėtų daugiau aplink ir vandenėlio aplink. Kas įvažiuos su šitom pusam, pažiūrės. Mūnė, dėk anksčiau, kad paimtų kadrą. Atsirinkit patys paskui. Dėmėsos neatsirinks. Jeigu nemėgsta. Narbutas Jonas. Jonas? Pilsūna Kazys. Tu kas čia yra? Tu būdavo kūdas modelis. Už man kūdesnį. Thank you.
pradžios mokyklą lankyti Sriubiškių kaime už 4 kilometrų arba Pandėlyje už 9 kilometrų. Ir dabar prisimenu, kaip Onutė, ganant karves, ties Balele parodė Narbuto namus, į kuriuos rytoj eisime į mokyklą. Besisteigiančiai mokyklai tėtė padarė pagal mokytojo Jono Lapašinsko nurodymus mokyklinį suolą 2 vaikams sėdėti. Ir mudviem su sesute Onute po medinį kromelį ant nugaros nešiot, su odiniais dirželiais, knygoms ir sąsiuvinėms susidėti. 1 rugsėjo dieną, nuėję į mokyklą, mokytojų užrašius mūsų vardus ir pavardės, aš atsisėdau ant pailgo suolo šalia sesers Onutės. Tačiau mokytojas dideliai mano gėdai persodino ant kito suolo šalia berniukų. Mokytojas mums atrodė labai geras. Gal todėl ir į visus mokytojus žiūrėjau su didelio pagarba. Jie visi man buvo su aureole. Visi 4 skyriai tilpdavo viename kambaryje. Vakarinėme trobos gale sodyba buvo apsodinta eglutėmis. Dabar, kai pastatai išnyko, eglės jau milžiniškos užaugo. Mokykloje mokė ne tik skaityti ir rašyti. Mokytojas Jonas Lapašinskas mus mokė mylėti tėvynę Lietuvą ir kaip apvaduoti sostinę Vilnių. Kartą per pertrauką mokyklos kieme išrikiavo visus mokinius ir suskirstė vienus lietuviais, kitus lenkais ir inscenizavo kautynės. Mane pastatė nuošalesnėje vietoje. Įdavė į ranką vėliavėlę ir pasakė, kad aš turiu stovėti vietoje, nes esą Suvalkų miestas. Per kautynės Severiutė Adulytė mane užpuolė ir atėmė iš rankų lietuviškąją vėliavėlę, atseit užėmė Suvalkų miestą. Ašgi paveikti negalėjau, nes man buvo įsakyta stovėti vietoje. O Severiutė Adulytė buvo keliais metais už mane vyresnė. Kautynėse buvo ir smarkiau nukentėjusių, mat lietuvininkais buvo parinkti vyresnieji berniukai ir jie karą laimėjo. Tu Lietuva, tu mana, tu graži tėvynė, Lietuvėlė, tu mana, šalana gimtinė. Panevėžis Salonas miestas mūrais mūravotas ir kasmetai mūsų brolių priegaros nustotas. Tu Lietuva, tu mana, tu graži tėvynė, Lietuvėlė, tu mana, šalana gimtinė. Žolėvi tu medalį, kodėl nežaliuoji, brolių kėlį tu jaunas, tai kodėl nedainuoji. Tu Lietuva, tu mana, tu graži tėvynė, Lietuvėlė, tu mana, šalana gimtinė. Tu Lietuva, tu mana, tu graži tėvynė, Lietuvėlė, tu mana, šalana gimtinė. Gerai. Visi kažką tai sumasto ir pasako, o aš kažkaip tai pripratęs pasirašyti, kad nepamirščiau. Vienos knygoje baigmėja socialinių mokslų daktaras Juozas Šalčius, jis matė dabar, rašo, tik stebėtis reikia, kiek visko tamstąją zonį mokate. Medį drožti, minkyti molį, istorinius eksponatus rinkti, projektuoti, statyti, spartuoti ir tai be galo. Nors prieš metus šis garbingas žmogus buvo labai prastos sveikatos. Tikrai prastos. Buvo likę skūra ir barškanti kauliukai. Čia kovidas. Va, o dabar pažiūrėkit, koks žmogus. O dabar energingas, žvalus, tik nelabai greitas. Šalčius buvo Jozonių šeimos draugas.
Tarp dalyvaujančių yra ir Dovydas Jakubauskas, taip pat Jozonio draugas, bet pagal amžių neatrodo, kad jie draugai. Jis yra kariškis, Šaulių sąjungos narys. Visai nesenai sukūręs šeimą, žmona Simona. Savo sugebėjimus jis jau parodė ir dar parodys. Dėkoju Virginijui ir Irenai Putkams už tai, ką jie padarė ir daro. Dėkoju visiems myli dalyviai. Edmundas, ačiū. O dabar tęsia Dovydas. Šviesaus atminimo Juozonis yra nutapęs ir labai skaudžių akimirkų Lietuvos valstybei ir partizanų žūties momentai. Tai ta proga viena tokia susimastymui, ypač aktuali šiandien dienai daina. Sudie Motule. Sudie Motule, tu brangioji, sudie Motule, amžinai, galbūt negrįšiu aš pas tave, nei tu, nei aš to nežinau. Galbūt negrįšiu aš pas tave, nei tu, nei aš to nežinau. Jeigu žūsiu prie upelio, tai bangos man dainas dainuos, ir beržas verkdamas kas rytą, paguodo žodžius man kartos. Ir beržas verkdamas kas rytą, paguodo žodžius man kartos. O jeigu žūsiu aš tarp brolių, tarp partizanų milžinų, tada Motule negirdėsi iš mūsų lūpų jau dainų. Tada Motule negirdėsi iš mūsų lūpų jau dainų. Ir kai ateis pavasarėlis, raiba gegutė užkukuos, žinok Motule, kad aš žuvęs Lietuvos ošiančiuos miškuos. Žinok Motule, kad aš žuvęs Lietuvos ošiančiuos miškuos. O jeigu grįšiu nepražuvęs, laimėjęs kovą su daina, tada Motule mes dainuosim, nes jau bus laisva Lietuva. Tada Motule mes dainuosim, nes jau bus laisva Lietuva.